Čia rimtai yra tas pats žmogus. Taip, yra 21 palata. Tai kurią kaniulę tu man naudosi? Ar tiesa, kad susižadėjai su gydytoju? Riebalų nusirbimas gali padėti visiškai atsikratyti celiulito. Aš taip sakyčiau, kad gal visgi reikėtų mums padaryti vaikus ir tada tvarkytis kūnus. Žiūrėsiu, šitą kaniulę gali užpajudinti tavo žiedą. Tai liposakcija tikrai gali padėti. Ir rasti tą puikų balansą tarp kiek nueiti ir kiek jau reiktų sustoti. Jei kažkas žiūri, kas dirba Netflix'ui, tai turit gerą skriptą. Sveiki, aš Agnė Kulitaitė ir sveikinuosi su jumis iš pačio didžiausio plastikos chirurgijos centro Baltijos šalyse Nord Clinic. Štai čia, šalia manęs, yra tai, kas vidutiniškai yra pašalinama per riebalų nusirbimo operaciją. Bet ar žinojai, kad galima nusirbti ir dar daugiau? Ta proga noriu pristatyti ir savo kolegę, gydytoją plastikos chirurgę Eglę Verbickaitę, su kuria kalbėsime Labas, Agne. apie riebalų nusirbimą, o tiksliau mitus ir tiesą. Tikrai taip. Galim keliauti į konsultacinį kabinetą ir atskleisiu visas paslaptis. Taigi, pirmiausia, galbūt norėčiau parodyti kelis before and after, ką visgi galime padaryti su liposakcija. Čia rimtai yra tas pats žmogus. Taip, čia yra tas pats žmogus. Wow. Tai gali matyti, kaip atrodė prieš, kaip atrodo po. Ir apie kokį laiko intervalą mes šnekam? Rezultatai galutiniai, sakyčiau, matosi po 6 mėnesių. Mes turim pilnai sulaukti, kol praeina patinimas. Ir tada va štai galim turėti tokį rezultatą. Tik aišku, noriu pabrėžti, kad būtina atrinkti pacientą prieš operaciją, kad jisai būtų pats tinkamiausias. Jis turėtų būti nenutukęs, turėtų KMI, bendra kūno masės indeksas, neviršyti 27. Turime įvertinti odos elastingumą, ar jinai yra elastinga, ar jinai sugebės po riebalų nusirbimo operacijos susitraukti. Tai galiu dar kelius. Bet man klausimas, kaip aš ir minėjau iš pat pradžių, ar tai yra šioks toks ir tinginių išmislas šitą procedūrą, ar pavyzdžiui pasidarius šią operaciją, na, reikėtų jau tada labai smarkiai ir prižiūrėti savo maisto racioną, mitybą, o taip pat ir pradėti judėti labiau. Ir taip ir ne, kad savo kūną prižiūrėti tai reikia absoliučiai nuo pat visą laiką, nuo pat mažumės ir iki pat gyvenimo galo, kitaip nieko nebus. Gražus kūnas reikalauja pastangų. Tikrai esu turėjus porą pacientų, kur, pavyzdžiui, labai aktyvios, labai sportuoja, bet, pavyzdžiui, turi riebalų sankaupą va šitoje vietoje. Ir tai yra kaip išlinkimas ir jinai niekaip jo nenumeta. Tai va tokiais atvejais yra pats tinkamiausias, riebalų nusirbimo operacija yra pati tinkamiausia. O kaip dėl randų? Tai ar jie matome, ar greit jie išnyksta, nes daug žmonių tik bijo, kad jų kūnas taps lyg žemėlapis, kuris rodo, kur kokia operacija, kur koks pjūvis buvo atliktas. Tai dėja mokslas šiais laikais dar nėra išmokęs, kaip padaryti pjūvį be randų, ten, kur bus pjūvis, ten ir bus randas. Bet jeigu mes palygintumėm riebalų nusirbimą, pavyzdžiui, kartu su pilvo plastika, tai randelis bus labai mažas. Nori nusirbti pilvą, dažniausiai atliekami 3-4 pjūveliai. Dažniausiai jos darome bikini zonoje, kur pasislėps po kelnaitėms. Visą laiką stengiamės padaryti natūralioj kūno raukšliai. Kartais reikalingas bamboj pjūvis arba ties krūties linkiais, intramariniai raukšliai. Randeliai yra iki centimetro pločio, tad jie, kai sugyja, jų nesimato. Pavyzdžiui, kartais ateina pacientės antrą kartą nusisiurbti riebalus nuo pilvo ir mes ieškom tų senų buvusių randų ir jų net nerandam, nes jie būna tie gerai sugyja tose natūraliuose kūno raukšlėse, kad tiesiog neberandam. Aš tai noriu spėlioti iš akies, bet aš matau, kad prieš ir po pakankamai yra didelis kontrastas. Nenoriu sakyti, kad tai buvo 5 litrai, kuriuos mes ką tik rodėm, bet na, tai buvo panašus, manau, visai skaičius. Tikrai taip. O kur, pavyzdžiui, jūs dedat tos riebalus, kuriuos nusirbėt? Ar tiesiog išmetat, ar jie yra panaudojami vis dar? Nes vėlgi, tiek man, tiek mačiau mano sekėjams buvo įdomu sužinoti. Tai tikriausiai 80% jie yra pašalinami, tačiau juos tikrai galima panaudoti ypatingai tais atvejais, kai, pavyzdžiui, pacientas nori pasididinti sėdmenis arba krūtis, arba, pavyzdžiui, taip pat, įsivaizduokim, buvo randelis, tas randelis įdubo ir, pavyzdžiui, tą vietą galim suleisti riebalų, kad tą įdubimą pataisyti. Taip pat dar leidžiam riebalus ir į veidą. O klausimas, jei aš padidinsiu krūtinę riebalais, ar nebus taip, jei aš, pavyzdžiui, intensyviai sportuoju, tie riebalai ims ir pranyks tiesiog ir mano krūtinė sumažės? Tai visą laiką reikia suprasti, kad pasididinus krūtinę riebalais,
Labai svarbu, kaip toliau bus laikomosi savo mitybos ir sporto režimo. Jeigu labai sportuosiu, tikėtina, kad norėsiu būti dar lieknesnė, dar kūdesnė, labiau iškinti raumenis, tikėtina, kad tada šiek tiek būsiu ir kalorijų deficite. Jeigu būsiu kalorijų deficite, tikėtina, kad riebalai kris. O jie, kaip žinia, krenta dažniausiai iš tų vietų, iš kurių mes nenorim. Kurių nenorim. Tai dažniausiai būna krūtis, sėdmenis ir kiti. Tai tikrai taip, jeigu pasididinau krūtis riebalais ir tada labai sportuoju ir žiūriu mitybą, tikėtina, kad kris riebalai ir jie kris iš visur. Gerai, viskas skamba labai įdomiai, kartu ir rimtai, bet tai, o koks yra pats pasiruošimas prieš operaciją? Reikia kažkaip ruoštis, nežinau, kelias dienas, laikytis dietos ar kažkaip nebūti aktyviam? Koks yra pasiruošimas, ką daryti prieš operaciją? Ar tiesiog stresuoti? Truputėlį galima stresuoti, bet norėčiau viską parodyti pačioje operaciniai, kaip viskas vyksta, kur pacientas guli ir ką mes ten su juo veikiam. Keliaukim. Štai, matai, Agne, esame mūsų stacionare. Čia yra 21 palata, kurioje yra jau išoperuoti pacientai ir pacientės arba vis dar laukiantis operacijos. Tai štai prašau užeiti į mūsų operacinių bloką. Labai įdomu. Ačiū. Tai sveika atvykus į mūsų vieną iš 6 operacinių. Tai viskas čia ir prasideda, būtent ant šito stalo pati operacija. Tačiau labai svarbu pasiruošimas ir iki operacijos. Jeigu mes kalbėtumėm, pavyzdžiui, apie riebalų transplantavimą į krūtis ar į bet kurią kitą sritį, yra labai svarbu laikytis tam tikrų žingsnių. Labai reikia nerūkyti. Tai yra labai svarbu, nes nikotinas tiesiogiai praktiškai žudo pertransportas. Tai jokių veipų, net ir veipų. Net ir veipų. Ten, kur yra nikotinas, net ir pleistras ar guma, visur nikotinas jis tiesiog sunaikina mikrokraujotaką, mikrocirkuliaciją ir naujai persodintas riebalas jis tiesiog neprigis. Taip pat rekomenduočiau valgyti sveikai, nebadauti iki operacijos, kad organizmas turėtų pakankamai medžiagų po operacijos sugyti ir kad būtų lengviau. Taip pat, kaip ir jau nekartą minėjau, labai svarbus yra mūsų bendras kūno masės indeksas, kad jis nebūtų didesnis 27 ar 28 kmi. O tyrimai reikia padaryti, pavyzdžiui, kraujo tyrimus? O, taip. Tyrimai, aišku, turi būti nesenesni negu 10 dienų. Dažniausiai mes pasakome tiksliai, kokius pasidaryti ir juos prieš operaciją vertiname. Jeigu jie bus nukrypę nuo normos ribos, dėja, reikia kartais operaciją atšaukti arba nukelti. O gerai, o tai kas tada po operacijos vyksta? Ar po operacijos aš irgi negaliu imti ir pasimti savo veipuką užsirūkyti? Jeigu persodinom riebalus, dėja, irgi negali. Okay. Reikia palaukti bent 2 mėnesius, tai yra toks ūmiausias, sakyčiau, riebalų gyjimo procesas. Ir po tų 2 mėnesių jau galėtum grįžti prie savo blogų įpročių, ko šiaip irgi nerekomenduočiau. O po operacijos ar aš turiu, nežinau, tai ar aš, pavyzdžiui, galiu judėti, ar aš galiu vaikščioti, ar aš galiu jaustis laisvai, o galiu grįžti į darbą? Taip. Tai viskas nuo pradžių. Po operacijos, jeigu mes nusiurbėm riebalus, ar tai būtų viena zona, mes dažniausiai skaičiuojam zonomis. Pavyzdžiui, pilvo zona viena bus, nugaros juosmens kita, bet čia tokie techniniai dalykai. Tai iš karto po operacijos, jeigu operacija yra vykdoma ryte, vakare mes jau pacientą verčiame iš lovos, kad jis kuo greičiau judėtų ir vaikščiotų. Realiai vaikščiojimas yra puikia prevencija nuo tinimo. Ir tiesiog padeda užkurti atgal visas mūsų sistemas po bendrinės nejautros. Aš visą laiką rekomenduoju savo pacientėm vaikščioti ir rasti tą puikų balansą tarp kiek nueiti ir kiek jau reiktų sustoti, nes tai vėlgi turi įtakos tinimui. Toliau labai svarbu yra dėvėti kompresinę aprangą. Ta apranga rekomenduoju dažniausiai praleisti 2 mėnesius. Jeigu taip įsivaizduot, įkišus bet kokį prietaisą atliekant riebalų nusiurbimo kaniulę, mes atskiriam odos ir riebalinį sluoksnį nuo pačio kūno ir jis ganėtinai būna laisvas. Ir tam, kad viskas sugytų gražiai, tolygiai, mums ta kompresinė apranga labai padeda. Jis tiesiog prilaiko visą kontūrą, visą odą ir riebalinį sluoksnį prie pačio kūno. O jei aš neseniai tapau mama, tarkim prieš metus, prieš 2 metus, kada aš galiu imti ir svarstyti, o gal net ir pasidaryti šį riebalų nusiurbimą? Tai jeigu tapai mama
ir žindai, tai bet kuriuo atveju kiekvieną plastinę operaciją reikia darytis jau nustojus žindyti. Jeigu, pavyzdžiui, tai būtų krūtų operacija, tai bent 6 mėnesiai turi praeiti nuo žindymo pabaigos. Nu tai taip ir galėtumėm skaityti, kad atskaitos taškas yra žindymo pabaiga ir tada priklausomai kokią operaciją norim daryti. O jei aš planuoju tapti mama po metų ar pusantrų, kaip turėčiau atsižvelgti į šitą operaciją, ar turėčiau ją pamiršti? Pamiršti ne, tai čia toks galėtų būti klausimas ir taip, atsakymas ir taip ir ne, bet reikia turėti omeny, kad labai daug pokyčių vyksta nėštumo metu, po gimdymo žindant, tai jeigu nusisirbiau riebalus prieš operaciją, tapau nėščia, šiek tiek išsitampė oda, gali būti, kad reikės kartoti. Tai aš taip sakyčiau, kad gal visgi reikėtų mums padaryti vaikus ir tada tvarkyti kūnus. Okay. Minėt kaniulės, čia tos kaniulės spėjau. Taip, gali suneščias visas čia. Gerai, tai tarkim, aš nepatenkinta savo pagurkliu. Tai kurią kaniulę tu man naudosi? Su pagurkliu, žinok, imam dar net mažesnės, kurios aš neturiu. Wow, okay. Jos yra labai labai delikačios. Tai kaip adata maža, ne? Šiek tiek didesnė negu adata, jo. Tai čia vat galiu pademonstruoti. Čia suleidžiam prieš kiekvieną riebalų nusiurbimą. Pirmiausia, reikia injekuoti ganėtinai nemažai injekcinio tirpalo fiziologinio. Ten būna ir lidokainas, adrenalinas, kad mažiau kraujuotų. Taigi, per pjūvikus įkišam. Per tokį pjūviką, va štai tokia eina. Nu, tai gal ne šitai, bet va šitai. Okay. Tai va, tai suleidžiam pirmiausia fiziologinio tirpalo paruošto ir tada renkamės, kaip norime siurbti riebalus. Tai šios spėjai eina į pilvo ir šlaunų zonas, ne? Realiai bus didžiausiam. Šitos mažos labai, kai norime pasiurbti kažkokią delikačią vietą, labai subtiliai, kur norim skulptūruoti, o dažniausiai mūsų yra einamas šitos auksinės ketvirtukas, vadinam. Šitą turi mandrą pavadinimą Mersas. Kodėl Mersas? Nes jeigu atkreiptum dėmesį jo tas kiltes, jeigu tai persmetimas būtų kaip Merso ženkliukas. Okay. O kas yra Weiser lipo? Tai Weiser lipo yra vienas iš būdų, kaip gali pagelbėti tiek chirurgui, tiek pacientui. Tai yra ultragarsių principų paremta liposakcija, kurio prieš nusiurbiant riebalus dar kišama speciali net ne kaniulė, o toks irgi prietaisas, kurio metu ultragarso pagalba yra, kaip sakyti, nupurtami visos riebalų ląstelės nuo jungiamojo audinio ir taip tiesiog lengviau atskiriam riebalus. Tai vadinasi, po operacijos pacientui mažiau skaudės, bus mažiau patinės ir bus mažiau kraujosrūvų. Tai vat pastebėjom, kad ir oda geriau susitraukia. Tai dažniausiai rekomenduojam šitą aparatą pacientams, kurie nori greičiau atsigauti, nori mažiau kentėti skausmą. Ir geriau atrodyti. Ir geriau atrodyti, visiškai teisingai. Tai jis yra mažiau traumuojantis. O čia, kas už manęs? Čia yra Renuvion. Tai yra dar kitaip vadinama J-plazma, pagrįstas radio dažnėmis bangomis ir helio dujomis. Irgi turi savo atskirą tokią kaip ilgą žnyplę su ilgu vamzdeliu. Ir įkišama taip pat jau po riebalų nusiurbimo, kai norime paskatinti kolageno gamybą ir sutraukti daugiau odą, kad odos nebūtų Gerai supratau, Weiseris eina prieš, tada mes turime kaniulės ir tada jau šitas galutinis. Visiškai teisingai. Iš pradžių injekcinis tirpalas, tada einam su Weiseriu, tada jau siurbiam riebalus ir tada pabaigai galim užbaigti su Renuvion. Tai skatina, kaip ir sakiau, kolageno gamybą ir padeda mums sutraukti pačią odą. Tai irgi rekomenduoju tiems pacientams, kur oda šiek tiek yra laisvesnė ir kai norime išgauti dar tobulesnį rezultatą. Skaitydama apie šitą procedūrą, mačiau vieną žodį ir supratau, kad nenoriu googlinti, o geriau paklausiu tavęs. Lipidema, kas tai yra? Tai lipidema yra lėtinė riebalinio audinio liga, kuomet riebalai kaupiasi dažniausiai kojose, ypatingai blauzdose šlaunys. O kas tai skatina? Net neturiu vieno tokio teisingo atsakymo. Tiesiog yra genetinis polinkis, net gali būti ir net ne genetikos. Tai ar galima išgydyti tą riebalų nusiurbimo? Tai su lipidema yra toks tricky dalykas. Reikia labai gerai atskirti, ar tai yra tikrai lipedema, ar tai yra tiesiog tinimas dėl antrinių priežasčių, ar tai yra limfedema, kai yra tinimas dėl sutrikusios limfos. Jeigu tikrai kreipiamasi pas chirurgą ar pas gydytoją, kuris tiksliai pasako, taip yra lipedema, tai liposakcija tikrai gali padėti. Bet prieš tai rekomenduočiau išbandyti konservatyves, nechirurginės priemonės. Ar gerai supratau tarp eilučių atsakymą, kad jinai būna dažniau moterim negu vyram? Taip.
Supratau. Vargšės mes. Vargšės mes, kaip visą laiką. Eilinis iki. Eilinis iki. Eilinis iki. Eglė, o kokia va tavo mėgstamiausia operacija? Ką mėgsti daryti labiausiai? Nu, žinok, sakyčiau, kad visgi krūtų operacijas. Šiaip Tau mėgstu. patinka krūtis? Man patinka krūtis. Aš esu moteris, bet man patinka krūtis. O krūtų didinimas ar mažinimas? Viskas. 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 Man patinka ir mažinti, ir didinti, ir kombinuoti su implantais, ir spręsti antrinės problemas. Nu, pavyzdžiui, moteris įsidėjo implantus, darėsi pakelimą, bet vėl krūtis pasmuko, nori didesnių, nori mažesnių implantų, tokie atvejai būna itin sudėtingi. Tai šiaip nemėgstu labai stresuoti kasdienybėj, bet vienas kitas kartas per mėnesį visai neblogai. Žiūrėsiu, ar šitą kanelę gali užpaibinti tavo žiedą. Ar tiesa, kad susižadėjai su gydytoju? Tiesa. Ar jis irgi plastikos chirurgas? Jisai dirba mūsų klinikoje. Ir ar dažnai aptarėt, kaip sekėsi jums operacija? Tikrai būna, kad po darbų kokias 10 minučių skiriam pokalbėm apie darbą, bet tada dažniausiai tau užblokuojam, kad atsiriboti nuo visko. Man dar vienas paukštelis pačiulbėjo, kad jūs susikukavot per vieną tokį įdomesnę, tiksliau tavo mėgstamiausią operaciją. Ar tai yra tiesa? Iš tikrųjų, taip, mes pradėjom operuoti dar būdami rezidentūroje, krūtų mažinimo operacijas ir operuodavo jisai vieną krūtį, aš kitą. Realiai, tu operuoji vieną krūtį, jis kitą ir... Mes viską vienu metu. Ir manyčiau, nuo to viskas ir prasidėjo. Nu, supratau. Jei kažkas žiūri, kas dirba Netflix'ui, tai turit gerą skriptą. Nu tai pala, Eglė, turime šitus 5 litrus. Nesvarbu, jie mano, ne mano, nu tarkim, nežinau, mano draugas. Gaila išmest. Galiu susileisti papus. Jeigu tai yra kažkieno kito, dėja, bet ne. Implantus galiu, o kito riebalų ne? Ir jeigu kito implantai būtų, tai irgi jų tau nedėtumėm. Okay. Bet riebalų dėja, bet negalim kitiems. Gerai, bet tai va čia va yra tiek, tarkim, mililitrų riebalų. Tiek nesuleisim. Viskam yra ribos. Nes aš norėjau klausti, koks šedydis tada krūtinės mano būtų. Tiek dėja nesuleidžiam. O kaip nustatot, kokį kiekį riebalų mano paimtų, galite suleisti man į kitą vietą, tarkim. Labai ar geras į užpakalį, ar į krūtis. Pagal ką? Net kiekvieno žmogaus kūnas leidžia tam tikrą kiekį, kurį jis gali priimti. Pavyzdžiui, į krūtis retai kada suleidžiam daugiau negu 300 ml vieną krūtį. 300 ml, tai kiek čia? Jeigu taip skaičiuotumėm, kad 50% jų neprigis, tai 150, tai sakyčiau toks, nu čia jau maksimaliai gerai, jeigu taip atsitiktų, tai būtų vienas dydis. Arba vienas dydis. Nepilnai vienas. Čia geriausiu atveju, ne? Jo. O kas nutinka, kai neprigyja? Jie tiesiog atsisveikina. Supratau. 300. Bet čia sakau, tai yra dažniausiai maksimumas. Maksimumas. Nes kiek kūnas leidžia, dažniausiai tiek ir leidžiam, žinodami, kad daug jų labai... Geras. Aš buvau linkus manyti, kad su riebalais gali žaisti netgi žymiai labiau negu su implantais, o pasirodo, net ir savi riebalai. Taip. Tu turi savo rėmus. Dar labai priklauso, kaip juos po to mylėsi. Po operacijos. Ar nerūkysi, ar skaniai valgysi, ar blogai valgysi. Tai vat... O aš dar biškai čia susirinkau informacijos ir noriu ją patikrinti. Nagi. Ne tik mano čia klausimai, bet ir mano sekėjų, o tiksliau, kas yra mitas, o kas yra tiesa. Klausau. Nes sklando labai daug visgi legendų ir mitų apie šią procedūrą, operaciją. Tai tiesa ar mitas? Riebalų nusiurbimas yra svorio metimo būdas. Tai yra puikiausias pacientas yra tas, kuris turi užsispyrusias riebalų sankaupas ir mes tada jas pašaliname. Mitas. Aš jau išmokau šito. Tikrai taip. Po riebalų nusiurbimo riebalai niekada negrįžta. Mitas. Jeigu priaugsime nedaug svorio, pavyzdžiui, po operacijos kokius 3 kg, tai jie tikrai pasirinks vietą, kuriems patogiau priaugti. Po operacijos susiformuoja ganėtinai didelis randinis audinys ir ten jiems jau vėl atgal priaugti yra sunku, dėl to jie priaugs kažkur kitur. Aišku, jeigu priaugsime labai daug svorio, pavyzdžiui, nežinau, 20 kg, jie priaugs visur. Gerai, aš tada paklausiu, ar iš tiesų galima sakyti, kad ši operacija yra labiau motyvacija sveikiau gyventi? Manyčiau, kad taip. Ir iš tikrųjų nemažai pacientų ne tik po riebalų nusiurbimo operacijos, bet pavyzdžiui
Ir po pilvo plastikos, po jau didelio svorio numetimo, jie labai susijamo, labai atsiranda didelė motyvacija sportuotis, vaikai maitintis ir tiesiog propaguoti sveiką gyvenimo būdą. Aš dabar kiek kartų scrollinau per Instagramą šias dienas, aš mačiau dabar yra populiarus trendas, kai AI sukuria, kaip tu atrodytum sulieknėjus. Tai iš esmės, be abejo, nenoriu čia kažkaip populiarinti lieknumo kulto ir taip toliau, nes man atrodo, kad ir taip gyvenam labai tokios toksiškos informacijos amžiai, bet man iš tiesų atrodo, kad liposakcija yra tai, kas tave galbūt skatina ir motyvuoja toliau išlikti tokiu pačiu. Vienas iš būdų. Riebalų nusiurbimas gali padėti visiškai atsikratyti celiulito. Šiaip tai visai ne, vėlgi mitas, todėl kad jis net gali jį pabloginti. Celiulito priežastis yra per tvarėrės tarp riebaliukų ir jeigu mes išsiurbėm absoliučiai visus riebalus, jos lieka vis dar ten, tai vadinasi, kad gali jos dar pagilėti celiulitas. Tai sakyčiau, kad tai yra tikrai mitas ir turint celiulitą reikia visą laiką mums perspėti chirurgam pacientus, kad ta situacija gali dar labiau pablogėti. Ok, po operacijos iškart matomas galutinis rezultatas ir aš jau išmokus namų darbus galiu pasakyti, kad po 6 mėnesių geriausiu atveju. Taip, reikia apsišarvuoti kantrybę. Mano nuoširdį rekomendacija pacientėms nelyginti savęs su kitais, nes kiekvienas labai individualus, kiekvienas gyja labai individualiai ir reikia kantrybės. Ir reikia tiesiog pasitikėti gyjimo procesu. Po liposakcijos oda visada pati susitrauks ir prisitaikys. Vat ir ne. 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 Ar gali būna tokių atvejų, kuomet po liposakcijos tenka operuoti ir odą ir mažinti jos kiekį? Manyčiau, tai įvyksta dėl to, kad prieš operaciją nebuvo, net nepasakyčiau, kad pakankamai vertintas odos elastingumas, dažniausiai iš karto matome, kad reikės ne tik riebalų nusiurbimo, bet ir pačio pjūvio, pavyzdžiui, pilvo plastikos, jeigu tai būtų pilvo srityje, šlaunyse šlaunų plastikos. Pacientą visą laiką irgi perspėjom, bet jie kartais netikė ir sako, noriu vis tiek pirmiausia padaryti riebalų nusiurbimą, o gal susitrauks. Ir yra tikrai tokių pacientų, kurie pasirenka ir Vazerį, ir šį aparatą, bet yra tokia situacija, kur matom, kad neišeis. Taip. Riebalų nusiurbimas nėra tinkamas visiems, tiesa? Irgi galėtų, man atrodo, sakyti šitą. Tiesa. Tikrai nėra tinkamas visiems, jau ir ne kartą pasikartosiu, dar kartą pakartosiu. Svarbu, kad būtų kamai mažiau 27-28. Realiai pagrindinis toks kriterijus. Ir tai nėra būdas numesti svorį. Kadangi aš baigiau savo klausimyną, aš tiesiog paklausiu Eglę. Įsivaizduok, mūsų dabar interviu žiūri kažkas, kas galvoja apie šitą operaciją. Ką tu patartum? Į kokius klausimus reikėtų pirmiausia atsakyti savo, galbūt reikėtų kažką pakalbėti su savo artimaisiais ir taip toliau. Kokie tavo būtų patarimai, sprendžiant, ar tau reikia šios operacijos? Taip. Pirmiausia, ar reikia? Aš visą laiką irgi pacientėms sakau, kurios nėra apsisprendusios, ar jos nori ar nenori, sakau, jeigu jūs kiekvieną dieną apie tai pagalvojat, eidama matuotis bikinį, eidama matuotis liemenėlę, ar eidama matuotis džinsus. Ir jeigu galvojat, o Dieve, kaip aš noriu pasimažinti, nusisirpti ar pasikelti krūtinę, vadinasi, galimai jau ta operacija gali reikalinga, jeigu ta mintis neapleidžia. Antras žingsnis būtų, aišku, įvertinti savo gyvenimo etapus, ar aš dar planuoju vaikų, ar aš jau po vaikų, tokie ganėtinai tikrai svarbus dalykai. Ir tada tikrai rekomenduočiau pasikonsultuoti su plastikos chirurgu, tai yra visiškai nekainuoja daug, atsakymų gauni taip pat daug ir gali vertinti, ar tu tikrai to nori, ar tu gavai visus atsakymus ir taip apsispręsti. Tai paskutinis klausimas ir pažadu paliks tą ramybę. Ar yra buvo atvejai, kai pro tavo duris ateina pacientas ir sako, noriu tą pasidaryti, o tu nužvelgi į akimis ir sakai, viskas ten gerai, tik viso gero. Taip, tikrai taip. Supratau, tai viso gero. Viso gero.